Ar žinai, kad maistas tai ne priešas, bet kodėl taip dažnai kariaujame su juo? Vieną dieną persivalgome, kitą dieną badaujame, trečią dieną ribojame. Ką daryti, kad susidraugauti su maistu? Ar žinai, kad rūkymą gali mesti, alkoholio gali atsisakyti, tačiau valgyti turi visą savo gyvenimą. Todėl tikrai atėjo ta diena, kada turi susidraugauti su maistu. Kaip gali tą padaryti? Tikrai ne dar viena mitybos programa, mitybos planas, recepčiukas sveikuoliškas ar dar kažkokie dalykai. Reikalinga atrasti bendrystę ir draugystę su maistu, ką darau iš esmės asmeninės mentorystės metu, todėl kviečiu registruotis į mano asmeninę mentorystę, kuri padės tau gyventi ir valgyti sveikai ir pastatyti pamatą savo sveikesnio gyvenimo kelyje. Rašyk noriu, pirma konsultacija nemokama ir aptarsim, kaip ta asmeninė mentorystė gali pakeisti tavo gyvenimą. Tai ne dar viena dieta, tai ne ribojimas, tai ne kažkoks badavimas ar persivalgymas. Ir tai tikrai ne intuityvus valgymas, tai tikrai ne badavimas, tai tikrai ne griežtas ribojimas ir kažkoks kitas kraštutinumas. Tačiau tai yra kelias, kuris pastatant pamatą ir vedant už rankos šituo keliu gali pakeisti tavo gyvenimą. Rašyk noriu pirmos konsultacijos.